Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Mamsiukai! Sveiki, mielieji klausytojai! Labą dieną! Kaip jūs laikėtės? Kaip jūsų savaitė praėjo? Man tai kuo puikiausiai. Aš buvau vestuvėse Lietuvoje. Man ten labai patiko. Mano savaitė buvo įprasta. Kodėl? Tiesiog ėjau į mokyklą. Praeitoje laidelėje girdėjote puikų gido pono Federavičiaus pasakojimą apie Kauno pilį. Man šis pasakojimas labai patiko. Atsimenat, kaip ponas Federavičius pasakojo apie Kauno pilį ir kad ji vėliau buvo naudojama ne kariauti, o priimti svečius. Turbūt ten vyko daug įdomių renginių. Tikriausiai. Koncertų. Ar tai man priminė Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos, mano pirmųjų mokslų, mažasis dainininkės. Ar jos mums šiandien ką nors padainuos? Taip, padainuos! Jos padainuos dainą muzikantai, muziką ir žodžius sukūrė Agri Kantaitė. Klausom. Kaip gražiai jie padainavo. Įdomu, kokių dar renginių vykdavo pilyse. Spektaklių! Mano svajonė yra būti aktorė. Aš per televizorių visada žiūriu visokius spektaklius. Įdomu, kaip sukūrėme spektaklius. Aš manau, kad pirmiausia išrenkami aktoriai, kaip aš, kurie vaidins spektaklyje. Ne. Aš manau, kad pirmiausia pasiuvami kostiumai. Tuomet renkami aktoriai, kurie į juos tilptų. O tada kaip aktoriai sužino, kokius tekstus reikia skaityti? Turime daugiau sužinoti apie spektaklius. Aš žinau kaip. Galime paskambinti Alytaus miesto aktoriai Jonui Gaižauskui. Taip, skambinam. Renkam numerį. Kva. Ponas Jonas. Girdžiu signalą. Kva. Labas, mažyliai varliukai. Sveiki. Mano vardas Jonas, o jūsų?
Mano vardas Rojus. Mano vardas Sandra. Mano vardas Beta. Mano vardas Kristina. Šiandien mes norime paklausti poros klausimų apie teatrą ir spektaklius. Kaip atsiranda spektaklis? Gerai, galiu papasakoti trumpai, jeigu jums įdomu. Spektaklis atsiranda pirmiausiai, kai sugalvojama arba perskaitoma istorija. Istoriją perskaito arba mokytoja, arba jūs patys sugalvojate. Ir ta istorija būna paprastai, to istorija būna kokie nors veikėjai. Tai yra mama, tėtis arba kokie nors žvėriukai. Tai žvėriukai gali būti ir kiškis, ir vilkas, ir meška, ir lapė, gudruolė. Tai va, istorija pirmiausia papasakojama arba perskaitoma, tada visi pasiskirsto, kas ką nori vaidinti. Jeigu kas nori vaidinti vilką, tai tas vilkas turėtų būti kažkoks tai ar tai liūdnas, ar tai neturintis. O kiti personažai, sakysime, lapė, kuri gudruolė, galėtų jinai užimti kažkieno tai namus ir vilką pasikviesti. Iš to gaunasi kažkokia intriga. Jeigu kiškiai, sakysime, turėjo namus ir staiga jų nebegauna, tai iš to gaunasi visas jau spektaklis, kaip jiems juos atgauti. O koks nors mažas ežiukas išgąsdina vilką ir lapę ir juos pamoko savo spygliais, kad lįsti į svetimo namus negalima. Ir taip jie atgauna savo namus. Na, va tokia trumpa istorija, kurią galima suvaidinti ar kažkaip tai papasakojus vienam kitam, galima sugalvoti ir dialogą, kas sako kam. Ir iš to gaunasi spektaklis. Oho, kaip įdomu. Ar spektakliai rodomi tik teatruose? Ne tik teatruose. Gatvėse teatrai vyksta. Ten pavieniai žmonės, keli duetuose vaidina. Kartais net išeina vaidinti visą grupę su dekoracijom, jas išneša, ten montuoja. Kartais vaidinama yra kiemuose, netgi istoriniai veikalai vaidinami yra tose vietose, kur tai ir vyko. Rūmuose arba net pilyse. Man ir pačiam teko vaidinti istorinius veikalus, kaip Mindaugą mes vaidinome prieigose, prie pilies. Tai būna labai įspūdingas. Pačiuose rūsiuose Gedimino pilies, kur dabar yra valdovų rūmai, teko ten irgi vaidinti. Labai įspūdis didelis ir atmosfera labai sukuria tokią be galo autentišką žaidėjų. Tai va taip trumpai. Kur vaidinti sunkiausia ir kodėl? Sunkiau vaidinti. Iš tikrųjų, jūs labai geras klausimas. Lauke yra daug sunkiau vaidinti, nes įsisklaidom po didesnį erdvėj. Reikia ir gestų stipresnių, ir balso stipresnio, stipriau kalbėti reikia, nes kitaip negirdės tavęs. Tai erdvėj yra sunkiau vaidinti iš tikrųjų. Taip, aš pastebėjau, kad aikštelėje, scenoje teatro yra lengviau vaidinti, negu kad pilyje. Ačiū. Prašom. Ar vaidinti gali tik suaugusieji? Ne, gali vaidinti visi. Ir maži, ir patys mažiausi, ir kas tik nori. Gali vaidinti ir vaikai, tarp kitko, labai gražiai vaidina. Kai jie įsijaučia, jie labai tikrai nemeluoja, nes vaidinimas labai arti žaidimo. Ir kai jie žaidžia pagal tikras taisyklės geras, nepradeda tik tai savo vieną žaisti ir lakstyti, bet kartu draugiškai žaidžia ir pagal taisyklės. Tai tada labai būna gražus spektaklis. Ačiū. Prašom. O man labai įdomu, ar vaikai mėgsta repetuoti? Taip, vaikams labai sunku repetuoti. Repeticijas, aš tai sakyčiau, jas reikia paversti žaidimu. Tik žaidimu. Bet aš dar
kartą taip pridėsiu prie to klausimo. Labai reikia stebėti, kada vaikai užsižaidžia, kad nepereitų į dūkimą. Kai žaidžia saikingai, kai gražiai ir susiderinę, tai labai gerai jie repetuoja. Labai gerai. Ir jiems eina tas laikas greitai ir jie net nepajaučia, kad jie repetavo. Jiems toks įspūdis, kad jie žaidė. Tai ir galime ir pasakyti, ar patinka jums žaisti. Taip. Kokie žmonės gali tapti aktoriumi? Aktoriai tie tampa, kurie po truputį gal pratinasi prie scenos, prie buvimo vaidinimo, po truputį pratinasi, mokosi tokio amato, kaip aš galėčiau pasakyti, vaidybos, mokosi ir bet kas, mano manymu, gali tapti aktorium. Jeigu nori profesionalių aktorium tapti, tai reikia baigti ir mokyklas atitinkamas. O šiaip vaidinti tikriausiai gali kiekvienas, aš taip galvoju. Ačiū už atsakymą. Prašom. Kodėl sugalvojote tapti aktoriumi? Suprantu, Sandra. Aš buvau tapti aktoriumi. Tai buvau visai mažas, tikriausiai gal taip toks kaip ir tu, Sandra. Visai mėgdavau labai dažnai, sakyčiau, mėgdavau eiti į teatrą su tėvais, mane nuvesdavo kartu tėvai, tai žiūrėdavau spektaklius ir man taip jie patikdavo, labai patikdavo, kad aš visą laiką užsimerkęs galvodavau, gal kada nors įsipildys tokia mano svajonė. Ir aš tapsiu aktoriumi. Aš svajojau, va tai ir įsipildė mano svajonė. Ačiū Jums. Koks spektaklis jums pačiam labiausiai patinka? Supratau, Rojau. Viskas man labiausiai patinka, dabar neseniai mes pastatėme Katės namus. Žinot tokias pasakytę. Tai man šitas dabar spektaklis patinka. Nes jame ir man vaidinti reikia, ir mano draugai daug dainuojam, daug žaidžiam ten. Ir visas spektaklis toks įdomus, judrus toksai, kaip Katė prarado namus ir po to surado juos pas savo kačiukus giminaičius, kuriuos buvo pirmai išvariusi, o dabar pati teko pačiai prisiglaust pas juos. Man taip gražu ir liūdna ir gražu, kaip grįžta Katė giminaitė, grįžta pas tos kačiukus ir dainuoja mums lopšinę. Man taip gražu ir taip gera. Tai man tas spektaklis patinka. Aš ten vaidinu ožį ir gaisrininkus. Man tenka vaidinti tam spektaklį. Visai man patinka. Ačiū. Kur galima pamatyti šį spektaklį? Šitą spektaklį galima pamatyti Alytaus miesto teatre. Mes Alytuje vaidiname. Ko palinkėtumėte mūsų laidelės klausytojams? Tai klausytojams aš noriu palinkėti geros dienos, gerų įspūdžių ir geros sveikatos. Ačiū ir viso gero. Viso gero. Ačiū dar kartą Jonui Gaižauskui už tokį puikų pasakojimą apie spektaklius. Dabar, kaip žinome, kaip taip daryti, gal ir mes sukursime kažkokį spektaklį. Ei, virliukai, papasakokite, apie ką norite sukurti spektaklį. Apie kosmosą. Šiame spektaklyje vaidintų ateivis, planeta žmonės ir astronautai. Tame spektaklyje ateiviai pultų žmonės ir tada žmonės mirtų visi. Aš norėčiau, kad spektaklis būtų apie Saldainių karalystę. Saldainių karalystė turės karalių ir karalienę, kurie susipyks ir susimuos. Karalienė laimės. Ir tada visi žmonės gyvens laimingai su vaikais. Mano spektaklis bus apie 10 vaikų. Saulė nukris ant 3 mergaičių. Šalia mačiusi įvykį draugė gaus stebuklingų galių nuo saulės ir ji galės su savo kitais draugais eiti į paslaptingą pasaulį, kurie bandys ištaisyti viską. Jie ieškos saulės karaliaus, kuris turėtų būti labai silpnas, nes jis negalėjo išvaldyti saulės.
Jie jam padės ir suras tuos žmonės, kurie pavertė Saulės karalių silpnu. Mano visas spektaklis bus iš tikrųjų tik kelionė tam pasaulį, kur viskas keista, kur jie keliaus pas tą karalių, jis labai toli gyvena ant didelio šviečiančio kalno. Kitas spektaklio detalės galėsit pamatyti, kai aš jį pastatysiu. Laukite. Ir parašysiu dar knygą, scenarijų. Vaikai, kurkite savo scenarijus. Išsiskite mums elektroninį paštą smalsukai@lt.lt. Šiandien tiek. Pasimatysim kitą kartą. Iki. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobrauskytė, Elvita Minelskaitė, Rojus Česonis. Ir aš Saulė Steputytė. O dainelę dainavo Elita Švagždytė, Saulė Steputytė, Amelija Freinaitė ir Gabrielė Bulvinaitė. Iki.